Ramybės visiems, kurie klausysitės mano pasidalinimo. Noriu pasidalinti tikrai įdomių dalykų. Pasiklausykite, turėkite kantrybės nors truputį, suprasite. Mes visi turime santykius. Turim santykius su žmonėmis, aišku, labiau su artimaisiais. Ir gerai, jeigu tie santykiai tokie nuostabus, puikus. Bet, kaip sako, nėra to kamino, kad dūmai nerūktų, tai pas visų dažniausiai tuose santykiuose būna kažkokių tokių biški negerumų. Ir mes norime būti išgirsti, norime, kad mus išklausytų, bet tai tęsiasi galbūt metais, mes jau pavargome, nebeturime kantrybės, niekas nesikeičia. Ir tai kelia nerimą. Ką daryti, kad būtume išgirsti? Aš per savo gyvenimą, per patirtį ir per bendravimą su draugais, girdėdamas jų istorijas, apie šitokį dalyką pasidalinsiu. Vat pavyzdys. Vat vyras grįžta po darbo, žmona žino, kada jis darbą baigia, ir jis vėluojasi, pastoviai vėluojasi ir dar garsą išjungia. Žinot, žmona nepriskambina jam, nežino kur, ji nerimauja, aiškus, viskas, kaip sakant, nežino ką daryti, galbūt greitai skambinti policijai, jau iškoti. Ir ji pripratus yra būtent kažkaip tai elgtis. Vyras pareina jau ir jis žino, ką žmona. Pavyzdžiui, gali būti taip, kad žmona nekalbės dabar. Vieną dieną, dvi paras, galbūt 3 paras nekalbės. Galbūt dar netgi valgyti netaisys, sakys, eik pasitaisyti, o gal iš vis nesakys, bet tu turėsi valgyti pats taisytis. Čia gali būti ir atvirkščiai, aš nekalbu, kadangi aš vyras, man taip lengviau. Pavyzdį. Gali būti atvirkščiai. Gali būti taip, kad jau ir vyras žino, kad žmona šauks. Jis šauks, pyks, išsakys įvairiausių žodžių, jis jau jos ir veidų išraiška ir galbūt ir rankų judesius, kūno judesius jis jau žino, kaip bus. Ir jis tai jau irgi pripratęs, jau tai ne pirmą kartą. Blogai abiem. Žmona irgi negerai jaučiasi, ji nori, kad vyras pasikeistų, bet bėga laikas ir niekas nesikeičia. Tai ką dabar? Arba galim būti su vaiku. Jūs vaikui sakot pareit laiku, čia nesvarbu koks pavyzdys, aš tik taip trumpiau, kad dabar ką reikia, o ką daryti, kad jūs būtumėte išgirstas. Dabar pavyzdį tokį. Mes žiemą esam pripratę, kad žiema šaltoka, kad turi būti sniego. Vasara mes pripratę, kad vasara yra šilta, karšta, saulutė šviečia. Ir žinote, o jeigu vasara iškristų sniego, tikrai mūsų dėmesį patrauktų. Nes mes nepratę vasarą, kad snigtų. Arba atvirkščiai žiemą. Žiemą nebėra sniego ir šilumos. Mes nepratę. Netgi gamta nepratusi. Gamta yra pripratusi prie vienokių, pradeda daryti ne taip. Bet dėmesys tikrai yra. Tikrai dabar jūs matot ir vienur, ir kitur, kur iškrenta kažkoks sniegas, tame krašte, kur nepratę žmonės, visi nustebę, visi žiūri, čiupinėja, jie kaip nustebę. Tai dėmesys reiškiasi yra. Tai pagal šitą reiškiasi pavyzdį, aš noriu pasidalinti. Dabar mano patirtis tą rodo. Jeigu tas vyras, pavyzdžiui, kaip minėjau, jisai sugrįžę žino, kaip žmona elgsis ir jau kiek laiko nieko nesikeičia, tai didesnis efektas bus, jeigu žmona elgtųsi kitaip. Aš nesakau, jeigu išaugdavo ir klykdavo, kad ji turi nutilti ir iš vis nebekalbėti. Bet jeigu vyras pripratęs, kad turės eiti pats pasidaryti valgyti, bet jeigu paims jį ir padės tą vakarienę, tikrai vyras susimastys. Man taip yra buvę. Aš pripratęs, aš žinau, kad panašiai kaip bus. Aš tokį pavyzdį pasakysiu, galbūt iš šventame rašte yra Jėzus pasakęs. Jūs girdėjote, kad akis už akį, dantis už dantį. O aš jums sakau, melskitės už savo priešus, darykit jiems gerą, taip krausit žarėjas ant galvos ir taip toliau.
galbūt netiksliai pasakiau, bet kodėl šitą paminėjau. Tikrai Jėzus žinojo, kad tikrai jis ir dėmesį atkreipė žmonių, nes žmonės buvo pripratę vienaip. Buvo pripratę, kad dantis už dantį, akis už akį. O čia visiškai pasakė tokį dalyką. Dabar aš prie šito pridėsiu savo pavyzdį. Pas mane yra tėvukas ir tikrai mūsų santykiai, nekokie, jis gyventi tokį, pasirinko gyvenimo būdą, sakykime, galbūt, visiškai nekokį. Ir aš, ir pykstu, ir jeigu neparodau to pykčio labai, bet viduje tikrai pykstu. Nenoriu kalbėti, nenoriu bendrauti, kad aš jį pamatau, sakau, pasikalbėsim kitą kartą, aš nenoriu šiandien. Ir esu visokių išbandęs, kaip sakant, būdų, bet tie būdai būdavo panašus. Aš pastoviai gąsdindavau, kad, sakykime, norėdavau jo dėmesį, aš norėdavau būti išgirstas, ir atrodo, kad žmogus klausosi, bet nieks nesikeičia. Žinote, viskas pradėjo keistis, kad aš nebežinau, ką daryti, aš meldžiausi, tiesiog sakau, Dieve, ką man daryti, aš taip sunku, Dieve, bet mes gyvenam šalia kaimynai, ir ką man daryti, kad pasikeistų situacijai. Žinote, ir aš pradėjau kitaip elgtis. Ir aš mačiau, kaip mano tėvas buvo nustebęs. Jis jau prieina ir jis beveik žino, ką aš sakysiu, o jis čia mato, aš pradėjau jam padėti. Jis jau kažkaip negerai pasielgė, jis jau galvoja, kad čia dabar bus apšauktas, aš supyksiu, o aš ramiai jam išdėstau, pasakau, tėti, aš labai negerai jaučiuosi dėl šito, kad tu padarei, bet aš atleidžiu tau, kom aš tau galiu padėti. Va šitoks pavyzdys, nenori įsiplėsti. Tai šitą ir norėjau pasidalinti, kad tikrai daugumoje santykių šitaip yra. Tie santykiai nėra idealūs ir galbūt jūs jau pavargote. Gal jūs jau nebeturite vilties, nebežinote, ką daryti. Jeigu jūs dar šito neišbandėte, pabandykite. Aišku, tai yra nelengva. Tai yra nelengva, nes šitaip yra žmonėms. Jeigu ant jūsų šaukia, mes įpratę esam arba bėgti, arba teisintis, arba taip pat atgal pulti. Jeigu ant mūsų puola, mes irgi puolam. Arba ginamės. Vat prie šito mes esam pripratę. Pabandykite, brangieji, pasinaudoti Dievo žodžiu, žmonių patirtimi, kaip mano, kurią dalinuosi, ir tikrai jūs pamatysit, būsit nustebinti, nes tikrai šitaip yra. Viso geriausio, iki pasimatymo, iki sekančių kartų.